pabaigos žodis po visų darbų, vargų. Manau, kad nacionalinis egzaminų centras egzaminą išlaikė. Matematikos egzamino užduotis, mano galva, nebloga, aš ją vertinčiau gerų pažymių. Gerų pažymių ir manau, kad jeigu būtų galima atsisakyti kai kurių lengvesnių uždavinių, juos pakeis sunkesniais, kas tikėtina vėliau bus daroma, tai tikrai maždaug tokia užduotis turėtų teisė egzistuoti ir ateinančiais metais ir dar kokį 5 metį. Tikrai. Na, o mokiniams, kurie nesugebės šio egzamino išlaikyti, tai yra tie, kurie nesurinks 16% taškų, tai yra 10 taškų, na tai galiu pasakyti ką? Kad 12 metų reikėjo intensyviai dirbti ir stengtis, kad tai įvyktų. Arba turėjo įvykti kokia nelaimė, koks nors nesusipratimas, kad tų reikiamų taškelių jūs nesurinktumėte. Na, o kaip visada, lietuviai mes, mokiniai ir mokytojai, mėgėjai esam pasakyti, kad egzamino užduotis per lengva, arba per sunki, arba nevykusi, arba dar kažkokia kitokia. Visiems tiem noriu pasakyti, tik užduotis buvo visiems ta pati. Sąlygos buvo lygios. Kiek surinkai, tiek turi. Ačiū Saulei Milienei. Ačiū jums žiūrėjusiems mūsų šnekas apie egzaminą. Atsiprašau iš karto už visus mūsų padarytus netikslumus, galbūt net ir klaidas. Mes nemokiniai jų galėjom pridaryti. Ir negalvojame, kad visur buvome teisūs, gal net kai kur suklydome ir spręsdami. Bet kuriuo atveju dėkojam už dėmesį ir norėtumėm sužinoti, ar tai jums pravertė, ar tai padėjo, ar buvo naudinga ir ar vėliau tęsti tokį pasirodymą kitų egzaminų metu. Ačiū, sėkmės darbe, meilėje ir kūryboje.